Dviejose mūsų grupiai priklausančiose ūkiuose šiandien nusprendėm užfiksuoti pirmą kartą Lietuvos žieminių kviečių derliaus rekordą. Dabar išsikvietėm žmonės iš Lietuvos rekordų tarnybos. Tai yra įstaiga, kuri fiksuoja įvairius rekordus, kuriuos Lietuvoje žmonės pasiekia. Tai čia labai gera iniciatyva, nes jinai skatina kitus ūkininkus varžytis. Idėja yra nauja, tokio rekordo nebuvo. Varom pilnai, vyrai supratingi, geri, anksti pradėt, vėlai baigi, nieks nepykst, visi dirb, visi šaunuoliai. Turim neblogą lauką, kuris atrodo labai gražiai. Tikimės, kad ten bus tikrai daugiau negu vidutiniškai. Būsiu laimingas, jeigu bus 10. Kokia veislė geriausiai pasirodė? Pasirodė veislės tokios kaip Mercedesas, Jurikas geriausiai pasirodė. Čia veislė yra keramika, tikimės prikulti virš 10 tonų. Čia bus toks kaip startas, ne? Kitais metais galės kas nors pabandyti pagerinti. Keliauja jie čia paskui kiekvieną traktorių, lydi priekabas patikrą praėjusių svarstyklių, paimami mėginiai, kaip lauko, kur bus suskaičiuota triukšmingumas, drėgmė ir turėsim tą užskaitomą galutinį fizinį svorį. Tai kūlėm grubiai apie 10 hektarų, sertifikuotas matininkas paėmė tas koordinatės ir tiksliai išmatavo plotą. Ir žirblonyse kūlėm su vienu kombainu, čia paleidom 2 mažesnius. Skaičius turim, žinom, kiek iš tų hektarų prikulta yra grūdų. Ką mes šiandien visą dieną dirbam ir ką čia turim? Apibendrinimas labai paprastas. Žirblonių žemės ūkio bendrovė atmetus šiukšles, drėgmę ir visą kitą vidutiniškai turėjo 14% grūdų derlių, 9,5 tonas iš hektaro. LG keramik veislėje. Čia Lietuvos rekordų knyga 2025, kad jūs pakliuvote į 6 metus. Graži labai pradžia. Aš manau, kad čia pavyzdys to, kad jūs galite padaryti ir pasiekti daug daugiau ir gerinti šiandien pasiektą Lietuvos rekordą. Tai ūkininkai mėgsta varžytis labai, tai būtinai kviečiam prisijungti prie šitos iniciatyvos ir pabandyti kitais metais pagerinti kviečių rekordą arba kokią nors naują kultūrą pabandyti užfiksuoti.